Neduokite savo turto reklamuoti šansų gaudytojams agentams. Kaip atskirti, kurie šansų gaudytojai? Jūs tiesiog paprašykit darbų ataskaitos ir suprasite, ne? Šansų gaudytojas nutraukit sutartį. Todėl, kad jie maksimaliai pusvalandį leis prie jūsų objekto ir pamirš. Ir daugiau nedės į reklamą savo laiko. Taip šansų gaudytojai daro. Jie prisirašo daug sutarčių ir kažkas taip parsiduoda, laimės reikalas pas juos būna, taip, ne? Pas mus yra visai kitaip. Pas mus yra komandinis reklamavimas. 15 žmonių bent prisidės prie jūsų turto pardavimo. Reklamavimo kiekvieną dieną įdės darbo valandas. Vienas įdeda 3 valandas darbo, kitas 3 valandas darbo, kitas 2 valandas, kitas pusvalandį. Ir susidaro tikrai su jūsų objektu daug valandų prie reklamos. O tai yra labai gerai. Mums nebūna krizių. Mums nebūna taip, kad neperka. Visada pas mus perka. Krizė, ne krizė, kilimas, leidimasis, kažkoks sąstingis, sako, pas šansų gaudytojus yra sąstingis. Pas mus sąstingio nebūna. Taip ten vieną kitą pirkėją mažiau ateina, gal pirkėjas vienas kitas. Bet nebūna sąstingio jokio pas mus, niekada. Tai va, tai žiūrėkit, ką samdot. Samdykit dangaus turtus komandinį reklamavimą. Ieškokite komandinio reklamavimo. Per Google galite ieškoti, galite mums skambinti dangaus turtai LT. Ir imsim parduosim, nežaisim, kaip kiti daro. Loteriją žaidžia. Mes imam parduodam konkrečiai. Konkretų darbą su darbo įrodymais pateikiam. Turi būti darbo įrodymai. Tušti žodžiai čia nepadės. Turi būti įrodymai. Tai va. Sekite kanalą, dalinkitės ir nepraleiskite kitų video.